Stebėk savo studijų kelią. Klaipėdos universiteto studentai dabar tai gali padaryti. Naujai sukurtas projektas Studento kelias leidžia stebėti studentams savo bakalauro ar magistro studijų kelią internetinėje erdvėje. Apie tai plačiau pasakojo Klaipėdos universiteto kokybės valdymo skyriaus vedėja ir šio projekto vadovė Margarita Baranauskienė. Pradėti tikriausiai reikėtų nuo to, kad svetainė buvo sukurta vykdant projektą kokybės vadybos sistemos sukūrimas ir įdiegimas Klaipėdos universitete. Tai buvo vienas iš projekto darbų, tai yra viena veikla buvo elektroninės kokybės vadybos sistemos sukūrimas ir dalis šito darbo buvo studentų portalo, kaip mes jį vadinam, sukūrimas. Studentų portalas tai yra bakalauro kelias, tokį jis turi pavadinimą, arba jeigu tai yra magistrai studentai, tai magistro kelias. Yra sistema skirta vidiniam naudojimui universiteto studentų ir jinai pateikia visą informaciją reikalingą studentui, pradedant nuo pirmosios jo studijų dienos universitete iki išeinant jam iš universiteto. Informacija šiame puslapyje visokeriopą. Turinys labai platus. Čia patalpinta visa reikalinga informacija studijoms. Nuorodos, kaip rasti fakultetus. Svarbiausia – studijų pradžios informacija. Prisijungimas prie akademinės informacijos sistemos. Taip pat čia galima rasti, kas nukreiptų apie praktiką bei studijas užsienyje. Karjeros centro informacija, studentų sąjungos nuoroda, naujienas apie laisvalaikį bei visas organizacijas. Tai studentai prisijungia į studentų portalą, mato savo kelią. Priklausomai nuo to, ar jie yra bakalauro studentai, ar jie yra magistrantai, jie mato bakalauro arba magistranto kelią. Čia yra rubrikos, kuriuose sudėta jiems reikalinga informacija. Tai taip pat jie gali čia be šitos visos informacijos matyti naujienas, kurios yra aktualios būtent susijusios su studijom, nes visas kitas universiteto naujienas jie gali paskaityti universiteto internetiniai svetainiai. Taip pat galima atlikti apklausas. Ko mes studentams, ko labai prašytumėm studentų, tai rašyti atsiliepimus, kad mes gautumėm grįžtamą ryšį iš jų ir žinotumėm, kuria linkme reikia tobulinti šį portalą. Nes jisai dar jaunas, kaip minėjau, ir dar tikrai yra tobulėti kur. Apie ateities planus pasakoja Klaipėdos universiteto studijų direkcijos direktoriaus pavaduotoja Aida Norvilienė. Mes tikimės, kad būtent šis vidinis intranetas padės mums kokybiškiau atlikti studentų apklausas ir teikti grįžtamąją informaciją studentam, apibendrinus jų apklausų rezultatus, pateikti duomenis tenai, kurias būtent mes tikimės, kad šiame portale su apklausų duomenimis apklausų rezultatais galės susipažinti tiek patys studentai, tiek studijų programų vadovai, tiek dėstytojai, tiek kiti suinteresuoti asmenys. Šiais laikais universitetui labai svarbu būti moderniu. Šis projektas kaip tik tai ir padeda padaryti. Aš manau, kiekvienas modernus universitetas turi eiti link to, kad nebūtų informacija kažkur tai gaunama iš draugo, už kampo, iš vieno dėstytojo arba iš kažkokio tai simpatiško dėstytojo, ar ne, prie ko galima būtų prieiti, o tiesiog būtų visa informacija reikalinga studentui patalpinta elektroninėje erdvėje. Manau, kad kiekvienas modernus universitetas privalo tą turėti ir jeigu mes iki šioliai to neturėjom, tai tiesiog projekto vykdymo metu, radę tokią galimybę ir tokią progą, taip pat bandom lygiuotis į modernių universitetų gretą. Linkime kitiems universitetams taip pat nepabūgti siekti naujovių, o studentus kviečiame jungtis prie studento kelio. Internetinės svetainės nuorodą matote ekrano apačioje.